Daug kas klausia, kur geriau investuoti - investicinis gyvybės draudimas ar Swedbank Robur fondai. Tai apie tai šiandien ir pakalbėsim. Taigi šiandien pakalbėsim apie investicinio gyvybės draudimų fondus ir Swedbank Robur fondus. Kurie geresni, kur geriau investuoti ir kur didesnė grąža. Tai į klausimą, į kurį galėčiau atsakyti, kur geriau investuoti, į vieną ar kitą, negaliu atsakyti. Ir negaliu atsakyti dėl pagrindinės priežasties, nes Robur fondai veikia tik beveik 1,5 metų. Tai yra nuo 21 metų vasario mėnesio. Per 1,5 metų kalbėti apie vidutinės metinės grąžas yra tikrai per anksti. Reikėtų bent 5 metų, kad kažkiek jau orientuotis į visą situaciją. Trumpai veikiantis fondai, atsakymo trumpo, kur investuoti tikrai nebus, bet ką mes galim padaryti, mes galim pasižiūrėti iš kitos pusės. Tai yra, kokia vidutinė metinė grąža turėtų būti Robur fondų, kad pavyktų mums sukaupti tą pačią pinigų sumą, kokią galim sukaupti per investicinį gyvybės draudimą. Dabar paimsim fondus, imkim Compensos investicinio gyvybės draudimo Amerikos fondą ir paimsim Robur 2 fondus. Tai yra vienas toks pats Amerikos fondas, kuris realiai yra vienas ir pigiausių iš Robur fondų. Ir kitą paimsim Technology fondą, technologijų fondas su didesnė metinė grąža, tikėtina turėtų būti, bet ir mokesčiai yra didesni. Kodėl imsim Compensos investicinius fondus, o ne kitos draudimo įmonės? Nes mes bendradarbiavom su Compensa, todėl visi mokesčiai, visos grąžos, viskas yra žinoma, todėl paimsim šitos įmonės fondus. Imam Amerikos fondą, vidutinė metinė grąža šiai dienai yra 14,4%, tai labai nepykit, bet skaičiavimai bus su 14,5%, nes skaičiavimus dariau praeitą savaitę. Tai truputį koregavus, tai kad nereikėtų perdaryti skaičiavimų, bus su 14,5%. Ir imam Robur fondus ir pasižiūrim, kokią vidutinę metinę grąžą reikia turėti. Investicinio gyvybės draudimo mokesčiai, tai yra pirmais 3 metais nuo įmokos 40%, nuo 4 metų tai yra 2% nuo įmokos ir turto valdymo mokestis mokamas kas metus, tai yra 0,48%. Swedbank Robur fondų pirkimo pardavimo mokesčio nėra ir turto valdymo mokestis, jeigu US fondų yra 0,3, jeigu technologijų fondų tai yra 1,25% per metus. Imam 100 eurų mėnesinę įmoką ir žiūrim, ką pavyks mums sukaupti per 10 metų ir per 20 metų. Taigi, per investicinį gyvybės draudimą per 10 metų investavus po 100 eurų, turint vidutinę 14,5% grąžą, per 10 metų mes investuojam 12 tūkstančių ir sukaupta suma bus 19 tūkstančių eurų. Atitinkamai, Robur fondai, tai yra US fondas, investuota 12 tūkstančių, sukaupta 20 tūkstančių, minusuojam dar 1200 eurų mokesčiam, kur čia GPM pavidalu, kuriuos turėsim sumokėti, tai bendra mūsų sukaupta suma yra 18 800 ir vidutinė metinė grąža turi būti 11%. Aš jau metinės grąžas išskaičiavęs, tai iš karto einu prie tokių, kokios turi būti. Taip, imam kitą fondą, tai imam technologijų fondą ir čia turto valdymo mokestis didesnis, 1,25, tai čia sukaupta pinigų suma bus 20 300, minusuojam GPM 1250 ir mums lieka 19 050 eurų. Ir čia, kadangi mokesčiai didesni, čia vidutinė metinė grąža jau turi būti 12,4%. Iš sukaupto kapitalo per investicinį gyvybės draudimą mes neminusuojam jokio GPM, nes nereikės mokėti mokesčių. Nuo investicinio gyvybės draudimo sutarties išlaikius 10 metų nebereikia nuo pelno mokėti GPM. Tai reiškia, ką sukaupėt, tas ir lieka. O visos kitos investicijos, ką mes uždirbam, valstybė nuo pelno skaičiuoja 15%. Tai per 10 metų tokie skaičiai gaunas, imkim, kas gaunas per 20 metų. Tai jeigu per 20 metų per investicinį gyvybės draudimą investuota 24 tūkstančiai ir sukaupta 93 150 eurų, tai tokią pačią sumą sukaupti su USA ir Technology fondais, technologijų fondų, tai imkim USA,
Tai ta pati suma 24 tūkstančiai investuota, sukaupta 105 770, minusuojam 12 265 eurus, kuriuos sumokėsim GPM pavidalu ir mums lieka 93 505 eurai. Tai čia vidutinė metinė grąža jau 13,9 procentų turi būti. O jeigu imsim technologijų fondą su didesniu mokesčiu turto valdymu, tai investuota suma ta pati 24 tūkstančiai, sukaupta 105 520 eurų, minusuojam 12 230 eurų, kuriuos sumokėsim GPM pavidalu ir mums lieka tie patys 93 290. Ir šito fondo vidutinė metinė grąža turi būti 14,9 procento. Tai dabar truputį reziumuokim, kad per investicinį gyvybės draudimą turint fondą su 14,5 procento ir norint tą pačią grąžą turėti 10 metų laikotarpį su Robur fondais, tai mūsų grąža turi būti bent jau 11 ir atitinkamai 12,5 procento, o jeigu 20 metų laikotarpį, tai mūsų grąža tada turi būti 13,9 ar 14,9 atitinkamai procento iš fondo. Paimkim dar ir kitą scenarijų, kad jeigu gyvenat Lietuvoje ir dirbat pagal darbo sutartį, investavus per investicinį gyvybės draudimą nuo investuotos sumos, jums valstybė dar grąžina 20 procentų GPM. Ir šitos pinigus, kuriuos gauna, mes reinvestuokim. Kokie skaičiai? Jeigu su GPM reinvestavimu, tas pats 100 eurų per mėnesį, per 10 metų mes investuojam savų pinigų, tai yra 12 tūkstančių, sukaupiam 24 660. Kadangi neišlaikėm sutarties iki pensinio amžiaus, išimam pinigus anksčiau, tai teks susimokėti 15 procentų GPM, kas yra 2240 eurų ir mums lieka 22 420 eurų. Tai 24,5 tūkstančio ir dabar žiūrim, ką galim su Robur fondais padaryti. Tiksliau, kokią vidutinę grąžą turi turėti. Tai Amerikos fondas vidutinę grąžą turi turėti 14,7 procento, tada sukaupiam 24 180 ir minusuojam 1830 eurų GPM ir mums lieka 22 350 eurų, o su technologijų fondu mums reikia jau 15,8 procentų vidutinės metinės grąžos. Tokiu atveju sukaupta 24 170 eurų, minusuojam 1825 eurus GPM ir lieka 22 345 eurai. Tai 10 metų laikotarpį GPM grąžint tiek iš gyvybės draudimo, tiek nuo uždirbto pelno per Robur fondų, jie yra ganėtinai panašus. Bet įdomumas prasideda tada, kai mes turim, pavyzdžiui, 20 metų laikotarpį. Nes 20 metų laikotarpį per investicinį gyvybės draudimą mes jau investuojam 24 tūkstančius ir sukaupsim 120 tūkstančių, nėra pensinio amžiaus, grąžinam GPM, kuris yra 4490 eurų ir mums lieka 115 tūkstančių, grubiai 500 eurų. Su Amerikos fondu, kad tą pačią pinigų sumą turėt, mums jau reikia 15,7 procentų vidutinės metinės grąžos. Tada uždirbam 131 tūkstantį beveik 400, minusuojam 16 110 GPM pavidalų mokesčių, kiek sumokėsim, ir mums lieka 115 tūkstančių beveik 300 eurų. Su technologijų sektorium ta pati suma investuota, irgi apie 132 tūkstančiai sukaupta, taip pat 16 su trupučiu tūkstančio minusuojam GPM pavidalu, lieka ta pati 115 tūkstančių eurų piniginė suma, bet čia mums jau reikia vidutinės 16,7 procentų vidutinės metinės grąžos. Ar gali Robur fondai turėti 16-17 procentų vidutinę metinę grąžą? Turbūt taip. Jeigu truputį pasižiūrėsim, kaip fondai veikia per praeitus metus ir ką turime iki dabar per šiuos metus, tarkim, Compensos Amerikos fondas praeitais metais augo beveik 33 procentus ir šių metų minusas yra iki šios dienos 19 procentų. Vidutinė metinė grąža yra 14,7 procento.
Iš tos pačios kompensos imkim vidutinis rizikos C kvadrato AMI fondą. Jo grąža praeitų metų buvo praktiškai dvigubai mažesnė, tai yra kiek daugiau kaip 16%, bet ir šių metų minusas yra tik 3,3%. Ir jo vidutinė metinė grąža yra 6%. Kaip matom, mažesnis prieaugis augimo laiku ir mažesnis minusas, kai sakykime, krizė yra atėjus ir mažesnę vidutinę metinę grąžą turi. Robur fondai praeitais metais atitinkamai Amerikos fondas 28% uždirbo, šiais metais turi minus 12%. Technologijų fondas 26% praeitais metais, dabar minus 21,3%. Apie vidutinės grąžas, kaip minėjau, Robur fondo nekalbam, nes dar trumpas laikotarpis, bet iš to, ką matom, tarkim, kompensus ir iš kitų įmonių fondų, tai jeigu fondas turi didesnę metinę, sakykime, praeitų metų didesnę grąžą ir dabar didesnį minusą, tai ir vidutinė grąža turi jisai didesnį. Jeigu turėjau mažesnį pliusą ir mažesnį minusą, vidutinė metinė grąža irgi mažesnė. Dabar kodėl? Imkim paskutinius, kad ir 10, 20 ar 30 metų. Daugiau metų buvo kilimas ir geriau turėti didesnę, sakykime, pliusinę grąžą, ar didesnis laiko tarpas buvo kritimo, kad mums būtų aktualus koks tas minusas. Ar ten buvo 6% minuso ar 20%. Turbūt sutiksit, kad vis tiek ilgiausia ir daugiausia laiko yra kilimas. Tai pagrindas yra pliusas. Tie minusiniai metai taip būna, bet jų būna mažiau, žymiai mažiau. Tai pasižiūrėjus į šitos skaičius, tikėtina, kad Robur fondai 15-17% neturės. Kad 10-12% gali turėti, tikrai taip. Bet kokia grąža bus, pasižiūrėsim dar po 4 metų. Sudedam ir rezumuojam. Jeigu jūs dirbat ne Lietuvoje ir negalit pasinaudoti GPM lengvata, tai 10 metų laikotarpis, jeigu jūsų tikslas yra, ir kad Robur fondai būtų pelningesni ir daugiau pinigų sukauptumėt, atitinkamai grąža turi būti 11 ir 12,5%. Jeigu jūsų tikslas yra 20 metų, tai grąža turi būti 14 ir 15%. Jeigu jūs dirbat Lietuvoje pagal darbo sutartį ir galite susigrąžinti GPM ir jį reinvestuosit, tada 10 metų laikotarpį, kad Robur fondai geresni būtų, jie turi generuoti atitinkamai 14,7 ir 15,8%, o jeigu žiūrim 20 metų laikotarpį ir toks jūsų tikslas, tai jų grąža turi būti 15,7 ir 16,7%. Jeigu tikslas yra jūsų trumpalaikis, tai yra iki 10 metų, praktiškai net nebejoju, kad geresnį rezultatą turėsit per Robur fondus. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu kyla klausimų, užsiregistruokit konsultacijai arba rašykit man, padėsim, atsakysim. Ačiū Jums.